Princesė de Lombal buvo rami, mylinti ir gera moteris, kuri patyrė didžiulę tragediją ir liūdesį. Nors jis stengiasi išlikti optimistišką visą savo gyvenimą, tai visada trukdavo neilgai. Ji buvo moteris, kuri visiškai nenusipelnė savo žiaurios ir tragiškos pabaigos. Princesė gimė Marija Teresė Luiza Savoji Karignano Turine, Italijoje, 1749 m. rugsėjo 8 d. Ji buvo Liudviko Viktoro iš Karignano ir landgrevės Kristinijos iš Hersreinfeldo Rotenbergo duktė. Abu jie buvo kilę iš Europos karališkųjų šeimų. Sakoma, kad ji turėjo gražią galvą su vešle, šviesiaplaukiais plaukais, kurie, išsilaisvinę iš juostų, nusileisdavo iki jos kojų. Princesė buvo kilusi iš itin turtingos šeimos ir buvo gerai išsilavinusi. Ji kalbėjo keliomis kalbomis ir buvo daug skaičiusi. Ji mėgo skaityti italų poeziją, taip pat populiarių autorių, tokių kaip Makiavelis ir Dantė, knygas. Skaitimas buvo vienas mėgstamiausių jos laisvalaikio užsiėmimų ir ji buvo sukaupusi didelę asmeninę biblioteką. Jos įspūdingas išsilavinimas ir šeimos turtai suteikė jai palankės vedybų perspektyvas. 1767 metais Pontievro kunigaikštis paprašė Liudviko XV padėti jam surasti tinkamą žmoną savo sūnui, princui de Lonbalui. Karalius sutiko ir pasiūlė jam atkreipti dėmesį į savojos princesę. Princui de Lonbalui buvo parodytas princesės portretas ir vos sulaukusi 17 metų jos likimas buvo nulemtas. Ji atvyko į Prancūziją sausio 30 dieną į Montero ir ją pasitiko smalsiai atrodantis jaunuolis su gražia gėlių puokšte. Iš pradžių sutrikusi, princesė greitai suprato, kad tai jos būsimas vyras. Ta pačią dieną jie susituokė Chateau de Nangy koplyčioje, grafo Garso namuose. Tačiau santuoka truko neilgai. Princesė de Lombal rodė savo vyrui meilę ir švelnumą ir iš pradžių abu atrodė laimingi santuokoje. Tačiau Versalio dvaras buvo pagarsėjęs skandalais ir netrukus princesė atsidūrė dar vieno skandalo centre. Princesė buvo pristatyta Versalio dvarui, kur pelnė pagarbą ir palankumą, tačiau jos ir vyro santykiai greitai suiro. Princas užmezgė neištikimus santykius su dviem aktorėmis, o Marija liko subniuždyta vyro išdavystės. Jos uošvis ją guodė, tačiau po metų santuokos ją ištiko dar didesnė nelaimė. 1768 metais jos vyras mirė nuo venerinės ligos, nesulaukęs net 21 metų. Ji sugebėjo atleisti vyrui už jo nusižengimus ir švelniai juo rūpinosi iki pat jo mirties. Princesė pradėjo naują gyvenimą ir nuolat apsigyveno Rambuje prie Versalio, kur jos uošvis buvo Pontievro kunigaikštis. Kunigaikštis labai pamėgo princesę ir laikė ją savo dukra. Jis patarė jai duoti skaistybės įžadą ir tapti vienuolę. Nors ji niekada netapo vienuole, visą gyvenimą liko ištikima savo vyrui. Paveldėjusi vyro turtą, ji prisijungė prie savo uošvio ir padėjo užbaigti daugelį jo labdaros darbų. Kunigaikštis tapo žinomas kaip vargšų karalius, o Marija de Lombal gavo Pontievro angelo pravardę. Galiausiai jie atsigavo po savo sielvarto, nors ją vis dar lydėjo melancholiškos akimirkos, kurios su amžiumi vis stiprėjo. 1770 metais Delfinas Liudvikas vedė Mariją Antuanetę, Austrijos imperatorės Marijos Teresės dukterį. Praėjus vos 4 metams, 1774-aisiais, Liudvikas užėmė sostą ir tapo karaliumi Liudviku XVI. Po kurio laiko gyvenant rūmuose, Marijos Antuanetės ir princesės de Lombalės santykiai pradėjo stiprėti. Marija Antuanetė princesė rado naują patikėtinę, o kitais metais, 1775-aisiais, ji taip pat buvo paskirta karalienės dvaro prievaizde. Princesė de Lombalė lydėjo karalienę daugelėje jos išvykų ir daugybėje jos pobūvių. Kunigaikštis de Pontevras pasidavė karaliaus ir karalienės gyvenimo būdui ir netgi pradėjo rodyti susidomėjimą priimti tarptautinius karališkosius svečius. Jis surengė priėmimą Švedijos sosto įpėdiniui ir Danijos karaliai, o princesė de Lombalė ėjo jo priėmimų šeimininkės pareigas.
Versalio dvaras garsėjo daugybę pokylių ir vakarėlių, o jo nariai pagarsėjo prabangių gyvenimo būdų ir aistra viskam, kas ištaiginga. Juk Liudvikas XIV beveik sužlugdė visą valstybę, kai pasamdė garsųjį prancūzų kraštovaizdžio architektą André Lenotrą pertvarkyti 2000 akrų Versalio teritorijos. Dėl Prancūzijos finansinės padėties karalius Liudvikas XVI pasamdė Anei Robertą Žaką Turgo, kad šis sutvarkytų šalies finansus. Turgonas siekė suteikti paprastiems žmonėms finansinę laisvę ir gerovę. Jis parašė laišką karaliui Liudvikui, kuriame pareiškė, kad nenori bankroto, mokesčių didinimo ar skolinimosi. Pats Turgonas palaikė monarchiją tol, kol ši dirbo žmonių labui. Įsigaliojus jo naujiems įstatymams ir taisyklėms, karaliui Liudvikui XVI reikėjo priversti Bretanės luomus griežčiau laikytis reikalavimų, nes šis sritis anksčiau veikė kaip savotiškai autonominė valstybė. Tam karaliui reikėjo patikimo diplomato, kuris galėtų numalšinti bet kokį pasipriešinimą ar antimonarchinės nuotaikas. Todėl jis kreipėsi į Pontjevro kunigaikštį, laikydamas jį idealiu žmogumi šiam darbui. Princesė de Lombal lydėjo jį į Reną 1774 m. gruodžio 17 d. Jų kelionė į šį regioną buvo didžiulė sėkmė, o pati princesė sugebėjo pelnyti vietos gyventojų simpatijas. Princesė de Lombal buvo išvykusi iš Versalio rūmų jau 2 mėnesius, o karalienė Marija nekantriai laukė jos sugrįžimo. Sužinojusi, kad princesė išvyksta namo keliomis dienomis anksčiau nei tikėtasi, karalienė su džiaugsmu paprašė, kad princesė vyktų tiesiai į Versalį. Kai princesė de Lombal atvyko į Versalį, ji nustebo pamačiusi, kad karalienė užsakiusi jos portretą nutapyti ant stiklo, kuris buvo pastatytas kambaryje, kuriame karalienė praleisdavo daugiausia laiko. Tačiau praleidusi daug laisvo laiko su karalienė, princesė pradėjo blaškytis mintimis ir domėtis kitais dalykais. Paryžiečiai dievino viską, kas antgamtiška. Jų polinkis į prietarus ir antgamtinius reiškinius prasidėjo gerokai anksčiau, nei gimė princesė, tačiau susidomėjimas vis augo. Saint-Germaino grafas buvo sužavėjęs gyventojus, tvirtindamas, kad gyvena jau šimtmečius ir pats sutiko Jėzų Kristų. Baronas Dipope de Senevuja buvo pristatęs gyvulinio magnetizmo studijas. Elifa Levi buvo iškilus išminčius, o Aleksėjus Vincentas Šarlis Berberžė de Ternėvė Ditenas išgarsėjo kaip žymus demonologas. Princesė de Lombal taip pat buvo susižavėjusi antgamtiniais reiškiniais, netgi susirašinėjo su kortų būrėja Madame Lenormand, taip pat su astrologe ir būrėja Mrs. Williams, kuri buvo valų kilmės. Nors didžioji dalis jos asmeninio gyvenimo išlieka paslaptimi, žinoma, kad princesė susidomėjo masonystę. 1777 metais ji tapo ložės de Grandeur nare ir tapo viena iš prestižiškiausių šalies narių. O 1781 metais ji tapo mer ložės de Corps d'Adoption didžiąja meistre. 1775 metais kilo masinis sukilimas. Šalies derlius buvo nepaprastai menkas ir šalis greitai atsidūrė maisto stygiaus akivaizdoje, nesugebėdama pamaitinti gyventojų. Žmonės pradėjo kaltinti monarchiją, teigdami, kad jie tyčia pasiliko atsargas savo ir žmonės pradėjo maištauti. Šalyje kilo panika, plėšikai siautėjo, o ūkininkai buvo plėšikų šantažuojami ir verčiami parduoti grūdus už daug mažesnę kainą. Balandžio ir gegužės mėnesiais maištininkai sukėlė chaosą, kuris vėliau buvo pavadintas gėlių karu. Princesę vėl ištiko tragedija, kai 1778 metais ji neteko abiejų tėvų. 1785 metais Prancūzijos gyventojai tapo vis priešiškesni sostui ir prabangiam jų gyvenimo būdui. Tuo tarpu didelė dalis šalies gyventojų kentėjo nuo didelio skurdo. Žmonėms reikėjo dėl kiekvienos nelaimės rasti kaltininkę ir ją tapo Marija Antuanetė. Ji tapo visuomenės neapykantos simboliu.
1786–1789 metai princesei praėjo be tragedijų, o laiške, kurį parašė Horacijus Walpolas, teigiama, kad 1787 metų viduryje princesė lankėsi Anglijoje. Tačiau padėtis Prancūzijoje negerėjo. Karalius labiau rūpinosi savo asmeninėmis kolekcijomis nei sprendimų priėmimu dėl šalies valdymo. O karalienė labiau buvo linkusi leisti didelės pinigų sumas deimantams ir kitiems prabangiems daiktams. Taip pat turėjo daug skolų ir neapmokėtų lošimo skolų. 1789 m. gegužės 5 dieną karalius Liudvikas XVI sušaukė generalinius luomus Versalyje, kurie nebuvo susirinkę nuo 1614 metų. Jis sušaukė susirinkimą tam, kad pristatytų naują mokesčių įstatymą, kuris nustatytų didesnį mokesčių tarifą žemės savininkams ir turtingiems didikams. Vidurinioji klasė dalyvavusi susirinkime, tarp jų ir teisininkai bei mokytojai, reikalavo konstitucijos. Karalius buvo pasipiktinęs. Jis tikėjo, kad monarchija turi išlaikyti absoliučią valdžią, be jokių taisyklių ar valdžios, galinčios atimti jo galią. Tie, kurie dalyvavo generalinių luomų susirinkime 1789 m. birželio 20 dieną netoliese esančioje teniso aikštelėje, davė priesaiką, kad negrįš namo, kol karalius nesutiks sudaryti konstitucijos. Birželio 27 dieną jie įkūrė savo parlamentą, kurį pavadino nacionaliniu susirinkimu. Kai kurie didikai ir dvasininkai taip pat pradėjo prisijungti prie naujojo parlamento. Karalius buvo supykęs, bet taip pat ir paprasti žmonės. Duonos kainos vis dar buvo aukštos ir daugelis vis dar badavo. Karalius atsisakė pripažinti nacionalinį susirinkimą ir net atleido ministrą, kuris buvo žinomas kaip dirbantis vargšų labui. Visiškai pasipiktinę, tūkstančiai gyventojų susirinko protestuoti ir šturmavo Bastilijos tvirtovę. Prieš maždaug 8 000 protestuotojų karaliaus žmonės nieko nesiėmė, kad sustabdytų tvirtovės šturmą. Bastilijos gubernatorius perdavė raktus protestuotojams, tačiau dabar jau buvo per vėlu jiems rodyti užuojautą. Jis buvo žmogus, kuris padėjo įkalinti šimtus kalinių, pasisakiusių prieš karalių. Protestuotojai pagavo tą, kurio ieškojo, ir įsiutę nukirto gubernatoriui galvą. Tai buvo pirmas kartas, kai Prancūzijos valstiečiai sukilo prieš absoliučią karaliaus valdžią ir laimėjo. Paskatinti savo pergalės, protestai darėsi vis aršesni, o Liudvikas suprato, kad jis prarado Paryžių. Bet kokios mintis bandyti jėga atsiimti Bastiliją buvo greitai atmestos. Pradėjo sklisti gandai, kad karalius Liudvikas rengė planus panaudoti karinę jėgą, kad atsikratytų nacionalinės asamblėjos. Spalį karališkoji šeima buvo perkelta į Tuileries rūmus, kur žmonės galėjo stebėti karaliaus veiksmus. Vis dar išlikdamas nepaklusnus, karalius ir karališkoji šeima bandė pabėgti iš Prancūzijos. Planas buvo pasiekti Austriją ir gauti pagalbą iš Marijos Antuanetės brolio, kuris dabar buvo Austrijos imperatorius. 1791 metai birželį jie pabandė pabėgti, tačiau buvo sustabdyti Varenoje ir sugrąžinti į Paryžių savo karieta. 1791 metais princesė de Lamballe sugebėjo išvengti suėmimo ir vėl išvyko į Angliją, aplankydama Blenheimą, Oksfordą ir Batą. Tik šį kartą atrodo, kad ji ieškojo apsaugos. Marija Antuanetė jau buvo išsiuntusi žinutes prašydama pagalbos, tačiau atrodo, kad princesė atvyko asmeniškai, kad įsitikintų, kad būtų išgirsta, kokia rimta artėjanti padėtis. Anglijos karalienė su dideliu švelnumu ir džiaugsmu priėmė princesę. Tačiau kai ji paprašė karaliaus Džordžo III pagalbos, jis atsisakė, pasakęs, kad Prancūzijos karališkoji šeima pati prisidarė savo nelaimių. Prancūzijos karalius parašė princesiai, prašydamas jos negrįžti, nes padėtis tako pernelyg baisi. Jie atsakė laišku, kuriame rašė: karalieniai manęs reikia ir aš privalau gyventi arba mirti šalia jos. Jis surašė savo testamentą Achene, kuriame netgi paminėjo savo mylimus šunis, ir grįžo į Prancūziją, kad būtų šalia karalienės. Nacionalinėje asamblėjoje buvo keletas monarchijos šalininkų ir Marija Antuanetė slapta susitikinėjo su jais Versalyje, kai šeima buvo sugrąžinta į Paryžių. Princesė de Lamballe, žinoma kaip karalienės patikėtinė, taip pat buvo įtariama žmonių, kad palaiko ryšius su austrais.
1792 m. rugpjūčio 10 d. monarchija buvo oficialiai nuversta, o princesė kartu su Marija Antuanete buvo įkalinta Tamplio kalėjime. Rugpjūčio 19 d. ji buvo perkelta į Laforso kalėjimą. Princesė buvo įsakyta prisiekti, kad pasmelkė monarchiją ir savo geriausią draugę Prancūzijos karalienę, tačiau ji atsisakė tai padaryti. Rugsėjo 3 d. ji sulaukė žiaurios bausmės. Po trumpo teismo ji buvo ištempta iš kalėjimo ir daugybę kartų smogta ginklais, kuriuos laikė įtūžusi minia, jos laukianti lauke. O smūgiai galvą ir akį ji parkrito ant kelių. Jos kraujas išsiliejo ant suknelės. Tada jai stipriai smogė per galvą, nuo ko ji prarado sąmonę, o minia nuplėšė nuo jos drabužius ir ėmė žaloti jos kūną, kol ji tapo neatpažįstama. Po šių siaubingų ir tragiškų įvykių jos galva buvo nukirsta ir užmauta ant ieties, kurį minia nešė priešais Marijos Antuanetės kamerą. Jos labdaringi ir geri darbai nieko nereiškė. Ji buvo monarchijos draugė ir su ja nebuvo ketinama elgtis kitaip. Mirties metu jai buvo 42 metai. Ačiū visiems, kad žiūrėjote šį vaizdo įrašą apie princesę Delambalę. Tikiuosi jums patiko. Jei taip, palikite man patiktuką ir komentarą žemiau. O jei esate naujas, kodėlgi neužsiprenumeravus? Įsitikinkite, kad įjungite pranešimus, kad gautumėte visus mano vaizdo įrašus, vos tik jie bus įkelti. Jei turite pasiūlymų, galite juos atsiųsti į mano elektroninį paštą arba į mano Forgotten Lives Instagram paskyrą, kurią rasite žemiau aprašyme. Na, tai viskas iš manęs, tad pasimatysime kitame Forgotten Life. Ačiū.